Kimba! Lauk. Čia slabnas kliovas, nesekasi. Va, žilką susipliončino. Ant dziko bandžiau, ant červeko bandžiau. Paplavokas trupas. Jokio kliovo. Ir dar tas tvarius čia majačinasi rybiną baido. Dabar ant matyliaus bandysiu. Matote, šiandien gan prastokai kimba. Bandžiau meškeriauti su slieku, su uodo trūklio lerva, dabar bandysiu su kirminėlio. Bet patys matote, plūdė tarsi mirusi, o dar atrodo, aš čia kažkam lyg ir trukdau. Nu, pernai viena roza buvo rybalkė. Su Zinka išėjom ant dorkės į zalyvą, pastatėm karapkės, zapuščenkės užmetėm, įkišom vendas ir marmuškinam. Žiūriu, sudakas zdorovas pareina. Kai dėjau patsioką, tojam palubos ir pasmaugiam. Karočią, pilnus jaščikus be zakonikų lėščių priribačinom. Štai kolega pasakoja. Pernai su Zenonu žvejų laiveliu buvo išplaukę į užutekį. Pastatė tinklus, užmetė dugninės ir meškerioja savo su avižėlę. Staiga bemata, kad ateinas stambus sveikas sterkas. Jie pakirto jį ir ant denio išsitraukė pasmaugį. Po to primeškeriojo pilnas dėželės neįstatyminių karšių. Kročia, šiandien jeigu nieko nebus, tai elektrą pasijungsiu. Nors gal šitas atšoks. O! O dabar kolega žada panaudoti neteisėtą žvejybos būdą elektrą. Marita,